esu Ilona Snieguolė. Šitam projekte man pasiūlė vadintis 2 vardais, tai kartais tą ir darau. Dabar apie projektą manau, kad man labai pasisekė, kada aš jame sudalyvavau. Atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai gal daugiau pritaikytas jauniems žmonėms, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms tikrai labai naudingas. Ko buvo naudingas man, tai visų pirma gavau naujų žinių, atsinaujinau savo senų žinių bagažą. Čia labai ačiū Ievai ir už jos paskaitas konkrečias, ir už pakviestus lektorius, ir už asmeninės konsultacijas, nes vienas dalykas, kaip tu save matai, ką tu apie save žinai, ką tavo artimieji ir draugai žino, ir visai kitas dalykas, kaip tu atrodai svetimam žmogui, kuris tavęs nepažįsta. Nežiūrint to, yra suinteresuotas pažiūrėti tavo stipriasias pusės, silpnasias, kokias kompetencijas turi, kas būtų darbdaviui įdomu, ar verslo partneriui, ar klientams, jeigu verslą kursi. Tai čia už tai labai dėkinga. Šio projekto metu aš įsidarbinau, dabar tebedirbu ir labai sėkmingai naudoju Redos neuroedukologijos technikas pasiūlytas, supažindinimas. Tikrai gavau tokią gerą dovaną, nes pati nebūčiau net ieškojus tokių dalykų. O čia teko susipažinti su tokiu mąstymo būdu kitokiu ir žaidimo formą į save pasigilinti. Labai gerai, kai gali savais resursais atsipalaiduoti, gauti tokį impulsą naują. Tas man ir dabar labai praverčia. Na ir kas be ko, psichologijos Aušros konsultacijos irgi buvo naudingos, nes žmonės šiaip jau paprastai eina pas psichologą tik tada, kai jau visai tikrai blogai. Mano situacija tokia nebuvo ir gerai, kad nebuvo, ir sakyčiau, gal tos konsultacijos ir užkirto kelią tokiai galimybė atsirasti. Ir gali kiek nori ten tų knygų skirtas perskaityti psichologinių, gali ten po save kapstytis. Ar internete ieškoti informacijos, vis tiek specialistas tai padarys greičiau, geriau ir nereikia to bijoti. Ir čia, sakau, aš gavau labai daug visko. Dar nežiūrint to, ir Agnės pasitikėjimo treniruotės, ir mažu to pabendravau su savo likimo draugais, žmonėm įdomiais. Dar tiek Daivos, tiek Ievos pažadas visada padėti, visą laiką būti šalia, kai to reikia, duoti patarimų. Dar man to nereikėjo, bet labai gerai žinot, kad jeigu reikės pagalbos, konsultacijos, patarimų, kad tu tą gausi. Į šitą projektą mane užimtumo tarnyba nukreipė, bet gal ir kitų kelių yra čia pakliūti. Sakau, visiems labai rekomenduočiau, kam savivertė sumažėjus, ar kas gavęs kokių likimo smūgių iš gyvenimo. Tikrai labai verta sudalyvauti, labai ir smagu. Ir save atrandi kitaip, ir požiūris pasikeičia į daug ką. Taip kad tiek.